Labas rytas, Arnelė. Žinai, ko reikia mums dabar? Aš vėl jaučiu abejingumą. Palūžęs esu. Sulūžos, bet dar 2 dienelės reikia ištverti. Rytas prasideda nuo taip, nuo pusryčių stalas. Pusryčiai patiko? Tai nebuvo ten tų pusryčių. Nieko ten net nebuvo, nei pusryčių. Batonas ir sviestas. Ir kiaušinis, daugiau nieko, nei daržovių, nieko. Nu, bet ne tame esmė. Karoliukui reikia įkrauti dabar video, išsiųsti mūsiškiams, kad įkeltų į YouTube seriją naują. O Intiko? Nėr! Tai čia jau nebestebina, jau mes vakar turėjom problemų su internetu. Tai kažkaip bandom pūst. Pajungsim čia, savo patikrinsim. Turėtų tikrai daug būti geriau. Aha, kad tilptų. Italija turi visus perėjimus kitus. Paimsim nuo lygintuvo. Čia reikia mąstyti. Kitai paskėsi. Niekaip neina atsilūpti iš lovas, man šiandien akumuliuoju jėgas Romai. Šiandien jau šturmuosim turbūt, ne? Šturmuosim iki pat Romos. Šturmuosim paskutinius kilometrus ir varysim į Romą suderinti tralą. Tada surasti transliacijos vietas 2, suderinti vieną terasą, nuo kurios į Vatikano vaizdas bus. Paruošti dėžę upsę, perduoti šitą mūsų elektrą, kuri gelbėja visur transliacijas, kur darom. Tada, jeigu pavyks, dar norim susirasti, gražiai pasipuošti, kostiumus susirasti. Į turgų nueisim. Eisim į turgų, ne? Kaip maži vaikai visko norim, bet kaip reikia padaryti sudėtingą. O klausyk, rytoj Romai, tai kur, Koliziejus, ne? Aš manyčiau, rytoj Koliziejus būtų ta vieta, kur Romai reikėtų padaryti transliaciją, nes po to jau viskas į Vatikaną. Bet mes tengi iškepsim, ten nukepsim saulį. Jeigu nori vaizdą į Koliziejų, ten eina gatvė ir tas aukšta vieta, bet ten nėra jokio stogo. Ten terasų nerasim. Jeigu norim ten tam prieime, kur laipteliai viršų, kur visi pozuojas, ten, žinai, fotografuojas, tai reikėtų arba pasiaukoti, arba kažką pasirūpinti iki to. Aš einu paskust barzdą, aš jau apžėliau vėlę, kaip mankštą reikia padaryti. Čia yra įsimetęs skausmas į šitą vietą. Taškė tokia, vėlę kaip durė, nežinau, nusėdėjimą turbūt tam automobilį. Ir kelieną vieną skaudavo čia, nes visą laiką koja pakelta akceleratoriaus. Taip. Yra tas dalykas, atrodo, kai tu skrendi su lėktuvu, to pigių oro linijų, tai tau skauda irgi atrodo kažkaip nepatogiai. Tai čia mes 10 dienų kaip pigių 10 pigių skrydžių. Bet plus dar yra, kad tave krato, vibruoji, tu važiuoji, visą laiką toksai, o ore būni ramiai dar, taip, kaip palyginus. Žodžiu, viskas turi savo pliusus, viskas turi savo minusus. Fiatas turi labai daug pliusų, ypač įvažiavus į didesnį miestą, bet turi ir savo minusų. Biškiai išsunkia jėgas. Bet, galbūt judame priekį. Einam ieškoti transliacijos vietos, nes norim, kad visa Florencija mūsų klausytėjams matytųsi, kai darysim vaizdo transliaciją šiandieną. Ir ieškosim palei Florenciją. Čia, nuo pat ryto triukšmas. Nu, bet normalus miestas. 400 000 gyventojų gyvena, ne? Vietų per daug yra išsirinkti, kad galėtumėm lengvai tą padaryti. Per gražus tie miestai kažkaip, ne? Tik tiek, kad labai daug saulės reikės truputėlį nosį pasitepti. UV. Esam perėmę dabar biškį su Tomu. Perėmėm kamerą, kaip selfie dabar darom. Karolis tepas į kremuką, tai reikia kažkokį kontentą papilmuoti. Žiūrėk, sako, nenori... Žiūrėk, Tomai, aš operatorius. Pažiūrėk, kad geras kampas būtų. Žiūrėk, kaip gražiai kameros biškį, ką? Žiūrėk, kaip gražiai filmuoja tave, Tomai. Arnai. Sargiai nes. Arnai, kur? Arnai. Filmuok normaliai mane. Kas yra? Labai gražiai va tavo filmuoja. Fine Art Studio galerija. Būnant Florencijoje neaplankyti kažkokių meno vietų, meno parodų, čia būtų nusikaltimas. Aš nepučiu dūdos, čia žinai, kad čia mūsų... Tomas, jazz. Čia mūsų kolega Ryčka. Bet tai jazz yra saksofonas. Aš džiazo nieko neturiu bendro. Tomas, tada pavardė mano Dievauskas. Tada tu čia. Viena Z, kai jazz. Va, čia aš senatį. Ten pučia Tomas, aš kitus dalykus pučiu. A yra kas pas mus M1 smuikeliu groja? Nėra. Ciao. Buongiorno. Pasižiūrėkit, aš kažkaip galvau, kad tokie dalykai yra atprinteriuojami tiesiog paprastai ir viskas, arba ten iš formelės. Pažiūrėk, viską su ranka daro. Žiūrėkit. Nėra net ką čia kalbėti, tiesiog ateina žodžius. Kad turėtum ateiti tokius namus, kuriuose sutilptų visi šitie paveikslai.
Ačiū Tomai. Čia yra rimta. Aš tau palinkėsiu turėti tokius namus, kad pro langą būtų va toks vaizdas tau. Ir čia tokių vaikų dar tau. Ir tiek vaikų, kad turėčiau 3 vaikus, ne? Nėra taip, kad jie verkiantis turbūt yra. Ne, čia atspindžiai, matyti. Atspindžiai, žinai, eina lempa taip. O, čia mano namai bus. Gal ne. Gal nereikia. Vaikai, vanagai. Nevaikščiokit per daug gyvena mešą, materialistė. Jokių būdų nereikia. Nes Paskus taip. Bus taip. Nosytės nebeturėsit. Arba jeigu jau einat, tai jau... Tai jau be tų. Be tų, kad nebūtų. Kad nebūtų. Nėra čia ko, materialistės, čia amas visok. Radom sporto klubą Italijoje. Per daug prisidėjom, reikia judėti. Radom, kur galima šiek tiek prasidėti. Ant tą kelio prasidėksim truputėlį. Žiūrėk, čia greitis taip fainai reguliuojasi. Bet žinok, aš jau noriu baigti. Aš tai matai, sportavau. Tu nori baigti, Arnai? Noriu baigti. Noriu, aš irgi noriu baigti. Pas tavo mamą atbėgau. Lembački. Taip dabar gerai būtų. Man tik žinai, lengva Jau nebegaliu. Tomas eina kitangą, čia viskas, žinai, jeigu kalbė angliškai, jie kažką žiūri. Žiūrė kaip į turistą, o čia vietinį, žinai, kitaip sutarėjau. Viskas eina. Sako, grazie mille. Grazie voi, buona giornata. O man pompa. Prisibėgom kiek? Tau pompa jau? 200 metrų gal nubėgom ar 100. Nesgi pompa atidavėm tavo pusbroliu. Bet ant to špunčpelinė buvo pompa. O čia reikia kitos pompos. Das špinčpelpų. Kuri veiktų. Tavo. Sunki dienelė buvo. Jo. Jo, iki 3,5. Iki pusę 4 savo. Tuts. Abbiamo fatto parte fino alle 6 di mattina. No, alle 3,5. 3,5. No. Žiauvas žmogus, sakė, Žinai, aš vieną kalbu, jisai kitą savo kalbą. Čia. Tomas ten. Geram daug nereikia, blogam nepadės. 2 metrai ir jau Iron Man, viskas jau. Rankos, va tai va, kaip gandro. Tai va, vaikšto, o tai va, po Florenciją. Prieina žmonės, sako, tu gal iš Lietuvos? Sako, iš kur žinai? Ne, sako, matas. Baksa, vaikšto. Ti amo, un soldo ti amo, nell'aria ti amo. Dammi un bacio, ehi, ragazza. Žiūrėk, dar vieną draugelį radom. Bet ta pati problema, žiūrėk, ne, stogas atsilupęs. Jo, Visos tos pačios problemos pas jį. Pačios bėdos. Nieko neišskirtinis mūsų pizdukas, va. Stogas lupinėjęs. Ir čia, žinai, čia kad jau užtvirtint, nes žmonės sako, kas čia yra? Tai čia yra parašyta. Kar. Zėba. Jeigu jau labai jau susipyktumėm, važiuotumėm atskirom. Vieną paskui kitą. Pasižiūrėk. Jau 3 ekspedicija, dar viena. Koks montažas, nežinau. Montažas, matai. Stabdžių. Čia nieko nereikia apsaugų. Yra variantų dar, va. Gaila šitos ekspedicijos metu, kad mes negalim nieko apžiūrėti normaliai miesto ar dar kažko, viską turim išgooglinti, išmatyti, tada nueiti tas vietas ir tada stebėti, kur galėtumėm iš tikrųjų kažką tai daryti. O, pavyzdžiui, atvarai, ekspromtų pamatai, velnio ratą žiūrėk. Nenorėtum? Einam prie velnio rato, Arnai, einam. Tu velnis esi. Einam. Toks, žinai, toks, kad dubai. Pasižiūrėk, kaip Arnas pareina. Pasižiūrėkit, kaip Arnas pareina. Ne, va, tai išdirbinės. Tutto bene. Labai daug nuodėmių turi. Velnis, tu velnis. Aš nebegaliu, aš pavargau. Tu gali, Arnelė, tu gali, dar reikia padaryti, dar porą dienelių liko. Turime vykdyti vyrų misiją. Neverk. Gerai, Tomai. Vasaras ir būk vyras. Tomas mane visą laiką įkvėpė ir pastatant kojų. Eikim pirmin. Non più tra i farfalloni amoroso, notte giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, Narcisetto a dolcino d'amor. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto a dolcino d'amor.
Šiandien su Tomu taisom viens kitam nugaras, nuo važiavimo jau kuprelės metasi, tai kai tik pamatom, kad kažkuris kuprytę metą prieinam, čiukštą atstatom ir vėl nugarytas gerai. Jo. Tai prižiūrėm viens kitą šiandien. Arnelį visai gražiai atrodai. Žinai ką? Dar užpakalį, va taip pat reikėtų, žinai, nes dabar atrodo eini ir šita vieta tau užsipūtų, žinai. Taip. Reikia truputėlį sustumti. Taip. Taip, gerai? Ne, taip nevaikščiak, žinai. Ne taip nevaikščiak geriau. Žiūrėk, dar 2 savaitės toks grįžčiau. Gyvenčiau visai. Ir šupės, žiūrėk. Žymus ten tas tiltas yra. Žinai, kada pastatytas? 18 amžiuje šitas tiltas pastatytas. Tik tai? Aš galvojau dar seniau. Bet tokie kaip spogai ant tilto atsirado namai. Norėčiau. Iš nieko. Vasarnamį turėti. Reikėtų kažkam pasimokyti. Atvarai savo savaitę į Florenciją ir va turi savo. Chatytę tokią. Ant savo upės. Kur gyveni? Virš upės. Ežere! Ai, vėl blogai, ne? Tai. Nepadariau mankšto šiandieną. Taip. Ir kelk dabar rankas į viršų. Taip, taip padarai. Niurkos. Tiesi nugara dabar. Galvoja kažkokie šarlatanai, žinai, čia būrė. Kam ta kupra reikalinga, nežinau. Iškart geriau atrodo mane. Kupra reiškia patirtis, ar ne? Taip. Nugarytė kaip parėjo. Autovažiavimo. Kaip lygintuvas jaučiuosi su kalkiam. Kažkalkijas. Dabar baisu, kad šortai nesuplyštų. I see. That's good. Yeah, that's Very good for the band. That's good. Yeah, it's cool. Yes, he is. You can join us together. Yeah. I walk around, I stretch along these all the time. Yeah. Yeah. So, It's nice to see other people do it. One more exercise, do very that. good, is like Yes, this. every day. Yeah. Nice to meet you. thank you. What's your name? Dominic. Dominic, my name is Arnold. Arnold. Thomas, Thomas. see you in New York, Good yeah? to meet you guys. Yes. And a beautiful girl you have. Oh, thank you. Nu, va, radom, klausyk, dar ir bendraminčių. O tos vietos. Labai geras pratimas. Taip. Pabandykit. Žinokit, game changeris yra. Pakeis jūsų gyvenimą. Tempimo pratimai ryte ir is a must, tavo prasme, turėtų bent jau būti. Bet daug kas iš jų ir nedarom. Kuo vyresnis, to, pavyzdžiui, mano... Ai, tu debil! Inksta tiesiai. Patikrinu. Galėsi man atminti, aš tau užminiau atminti. Galėsi mane į kalną užnešti. O, be problemų. Tiesiai inksta, nu. Nesikeik. Jau mano rytą dar skauda šitą šoną. Taip užtaikiai. Parodė. Nu, actually. Parodė. Non più avrai questi bei panacchini, quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco. 3 kilometrus jau prasėjom per miestą ir jeigu jūs norit važiuoti į Italiją ir yra pirmasis kartas jums ir galvojat važiuoti į Florenciją, sutikti italų, tai žinokit, rinkitės kitą miestą, nes dažniausiai dienos metu, kur tu eisi, italų nebus. Vien amerikiečiai. Britai, amerikiečiai, ką girdėjom, visi angliškai kalba. Dar kažkiek vokiečių buvo, bet ir vėl angliškai kalba. Tai einam žiūrėti transliacijos vietos. Ten tikriausiai irgi italų nebus. Diskusija vyksta dabar tarp mūdviejų. Ar transliuojam šiandien čia iš Mikelandželo aikštės, kur matosi Florencijos peizažas ir stogai, ar keliaujam Į Santa Maria del Fiore katedrą ir tenai toje aikštėje darom Jo, nes transliaciją. ten ta katedra iš arti yra tiesiog įspūdinga. Pykting, ta prasme. Tai va, nenusprendžiam, ar čia transliacija, ar ten. Ryšys internetinis puikiai, Žiūrėk, čia leis tai daryti, tai žinok, Žinai, ką gal padarom story ir duodam question mūsų klausytojams ir tegul balsuoja valandą laiko. Galim daryti. Dai. Viskas ok, cool. Posso chiedere una cosa? Se possiamo arrivare in questa qui con macchina, possiamo? Macchina? Sì, abbiamo una macchina. Noi? Macchina chi? In questa piazza si può entrare con macchina? Ah sì. Negalima čia, nes sakė, čia ta zona yra... Viskas.
O čia grinai Italija yra, va, tikrai Italija. Skamba muzikytė tokia, ten, maloniai, nesigirdi gal dabar. Va, tenai. O, varam pasau. Visiškai Florencija. Romantika. Won't you help to sing the songs of freedom? Arno, tikrai reikia moters, greičiau tu grįžk namo, Arnai. Ir galėsi šokdėti savui. Aš tą Gal inkstą atsipalaiduok. jau, man atrodo, jau draudimas LT šuniukas atidirbinės jau man šitą. Jo, tau draudimo išmoka. Man atrodo, man plyšo inkstas. Nebūk italas, vos palėtė Mes čia iškart prisijokavom, zyzia. atsimeni vakarą ar užvakar sakėm, kad užtenka ir vieną inkstą. Blema, neužtenka. Tai ir atjungiau tą progą. Tam reikia. Tu čia apsimetinėjai iš tikrųjų kaip aktorius geras, profesionalus, labai profesionalus, jeigu apsimetinėjai. Atsukit tą vaizdą, parodykit, kas ten. Pažyma. Buvo gerai? Man baisu į laikrodį žiūrėti. Belia kiek dar reikia nuvažiuoti, yra 14:12, 15 valandą transliacijos pradžia. Simsim savo daiktus, palydės berniuką. Berniukas. Jo, dabar laukia 31 laipsnis šilumos, tai čia tokia atgaiva. Man visai patiko, maloniai šiandien. Jeigu taip reiktų temptis per visą Florenciją kažkur tai, neįmanoma. Pizdukas mus gelbėja visus. Atvaram šmaukštą, pasiimam šanam. O, įlinko čia. Toks tai brolis, ne? Čia mėgot mes galime, kažkaip kaip batutas koksai. Raskite jūs dar tokį automobilį. Dar vienas dalykas, ar mums užteks kūro, ar ne, užgesim pakeliui. Kaip intensyviai einam. Šlapėjai varam, šlapėjai. Šlapėjai radio laidų vedėjai. Štai kodėl elektrolitus geriam. No con la macchina, no, potete fare quello che vuoi, ma non... So yeah, because I thought that's like the first press. Sì, camera there. Sì, ma dipende se quanto è grossa la camera, non è che blocca tutto. Tai panašu dar jūros vanduo iš štatyvo. No, scusami, forse mi sono spiegato, ma io non sono il titolare. Vilnius, Kaunas. Bravo, Vilnius. Bravo, diverso čia Vilnius. Sì, Iš pradžių sako, man patinka labai lietuviška radija. Sakau, o ką, esat buvęs Lietuvoje? M1 sakė, vis laik klausau M1. 4 kartus gal buvo, sako, kai buvau jaunas. 100 eurų bus išleisti biudžetas toks mums čia, kad galėtumėm daryti su šituo staliuku. Einam į viršų, viskas čia, problema. Va, einam į viršų, viskas. Turistinės vietos, jau žinai, ant pinigėlio, o kas man iš to, kad tu čia darysi? Pizdukas būtų iškart pasakęs, ne. Jis sutiko, paskui atėjo dar 100 kartų su pasikeitusiam sąlygom ir jau kai turime eiti į eterį, pinigų paprašė. Pavėsiu, ar taip neturėsiu. Ieškom skėtuką uždengti kompą, yra 2 variantai. Juodas, kokį mes su Tomo mėgstam, čia mūsų spalva, o čia sakė yra Italian. Tai imam Italian, ne? Gerai, Italian. Labas mūsų klausytojai, mes jūsų pasilgome. Ogni amoroso, notte giorno di torno girando, delle belle turbando a riposo, Narcisetto a dolcino d'amor. Delle belle turbando a riposo, Narcisetto a dolcino d'amor. Fra guerrieri può far pacco, Grando stacchi stretto sacco, schioppo in spalla, sciabla a fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante,
molto onor, poco cantante, poco cantante, poco cantante. Nesvarbu, kuriam pasaulio krašte esat, įsijunkite M1. Įsijunkite M1, tai galit padaryti per mūsų appsą, internetu, nėra problemų. Mes, kai darom penktadieniais mešapą, parašo iš viso pasaulio žmonės, tai jungiamės M1. M1 numeris 1. Tradicijos tęsiasi, o mes jų laikomės tikrai. Dar viena transliacija padaryta. Buvo karšta tiesioginė to žodžio prasme ir visomis prasmėmis. Skėčių prisipirkom, viską čia. Ar ne, lip čia gal čia, ryškiausiai vietoj. Please, keep off the grass. Gerai, vaizdą turim, Mikelandželo aikštę turim, Florencija, matas. Galim sakyti, kad čia jau, ne, esam buvę. Transliacija, ten, smėgiam. Nu. Ava. M1 numeris 1. Paskutinis užpilimukas, pilsim nepilną baką, nes liko kiek? Beveik 300 kg. Tai pilsim max 20 litrų. 20. Pildavom kiekvieną kartą po 30 litrų, būdavo ten 32, 29, vidurkis 30 litrų. Aha. Di nuovo. Sì, però. No, aiškina. Volevo fare un video così. Laiką aiškina. Sì. Kur, kokie... Pizduko apetitas yra toks. Nuo Lietuvos, nuo Vilniaus iki Romos bus 4,5 bako. Tai jeigu vienas užpilimas, vienas bakas 30 litrų, tai 120... Ir tradiciškai... 100 litrų yra max. Tai paskaičiuokit, kiek šimtai susivalgė. Yra neįtikėtina sąnauda. Atmint, kad 3 bernus veža, kiek bagažo mes turim, visą radiją. Sveriam daugiau negu automobilis. Gal. Bet šitas labai keistai žiūrė, ne? Einasi šik. Mane užknisau tie italai, tikrai, garbė žodis. Jam neįtinka. Kaip yra su italų. Ateini, ką nors paklausti, pirmas žodis, ką jie sako, no. Tada ten tą jungia kažkokią aktorinį dramatišką pasakojimą, kodėlgi ne. Paskui jau ten lygtai įreina kompromisą ir tada ant galo ateina babkių paprašo. Eikit jūs šik. Italija man... Man šiandien gal tokia diena, nežinau, nuovargis, bet tokia 2 medalio pusės. Žiauriai viskas gražu, žiauriai skanu, daug privalumų. Bet patys italai sako, kad jiems ten yra niuansų su tarp savęs bendraujant. Užknisa mane. Visur savi minusai ir privalumai, bet vis tiek mes Italiją mylim. Taip, kad sakyčiau, nepravardžiuokim šito. Ne, pizduka čia nepravardė. Aš norėjau italus pizdukais pavadinti, bet jie neverti pizduką vardu. Pizdukas dabar įgyjo gerą žodžio prasme. Ot jiems ir pizdukas. Sanaudėlės, minimalios. Miestuose tiesiog fantastinis automobilis. Nebegeriam pizduką. Man reikia pinigų. Duok pinigų. Karoli, piniginė pas tave. Pinigų duok. Pizdukui reikia pinigų. Karoli, duok pinigų. Gerai, kad Florencijai skėčius pirkom. Nenuėjo pinigai veltui. Dengiamės nuo saulės, o dabar nuo lietaus. 5 euriukai. Sakom, Arnai, gal išmesim juos kam? Arnai sako, ne, gal pasiliekam. Gerai, kad nemetėm. Keliauti su mamos maistu yra prabanga. Mūsų ši kelionė yra prabangi. Vai, dar vieną per pusę. Lietuvis gal parvežtų. Paim! Ne, sako, neįs. Klausim, ar paimsis, sako, nežinau.
pasiskambinam. Akiniai nukrito mano. Turim patį trumpiausią reportažą, Karoli, tau visos kelionės metu. Roma. Viskas. Pizdukas atvežė mūsų į Romą, jūs galite patikėti. 3 štukės kilų. Ir daugiau. Eik Čia savo. Pizduk. Blemba, aš tavim tikėjau, aš žinojau. Visi sakė, kad mes durniai, kad su tavim važiuojam. Aš žinojau, kad tu mūsų Mes įrodėm ir Pizdukas pats įrodė, kad... Nenorėjau džiaugtis per anksti, bet aš žinojau, kad tu nepavėsi. Žiūrėkit. 0 problemų, Pizduk. Ačiū už skaudančią nugarą. Ačiū už skaudančius kelius ir atrofavusius raumenis. Bet ir ačiū tau už gerą manevringumą miestuose, kur reikia siauram gatvelėm važinėti. Žinot, kas yra, kas nuobodžiau, yra čia sėdėti negu čia. Aš įsitikinau važiuodamas. Čia yra darbo vieta. Čia yra darbo vieta per koją kerta, bet Pajutai? Pajutai? Smagu, aš negalvoju, kad taip Man yra įsimetęs per tą raumenį į šitą vietą. Yra deglys nuo akceleracijos. Ir nuo to pačio pereina, kur man šiandien inksta išmušė. Tai va šitoj vietai yra irgi deglys. Bet čia yra mūsų bėdas. Čia mes silpni. Mes misiją įvykdėm. Misiją padarėm. Čia mes silpni, ne Pizdukas silpnas. Teisingai. To prasme. Esam Romoje, esam prie savo viešbučio ir beliko jį tik tai pakrauti kažkada rytoj į Antralo, į aikštelę nuvežti. Pizdukas, 3000 su trupučiu kilometrų. Šaunuolis. Tu irgi šaunuolis. Nu, tu irgi, biškai. Pikolo šaunuolis. Pikolino Pikolino šaunuolino.